Sveikos mamos, sveikos visos besijungiančios ir dėkoju Jums, žinoma, kad jungiatės į šią grupę. Ir jau vakar jaučiu, kaip jungiasi kai kurios su to palaikančia energija, kai kurios su klausimais, kai kurios su smalsumu ir tuo vidiniu žinojimu, kad pokytis vyksta ir norisi daugiau skleisti tos vidinės tiesos, būtent santykėje su vaiku ir kaip tas požiūris keičiasi ir į ką. Tai šioje grupėje mes būtent ir nagrinėsime tą naują požiūrį. Tas naujas požiūris įvairiais taškais ir man pačiai įsiskleis naujai. Nes aš tik tai žinau vieną žingsnį į priekį. Aš tik tai žinau apie tai, kad aš sukuriu grupę ir tada ateina vėl informacija, ką toliau daryti, kaip pavyzdžiui šitas video, po šito video vėl toliau eis informacija, ką toliau daryti. Taip kad šita grupė ir taip pat jos nariai taip pat kuria ją. Tai kiekviena mama prisijungusi prie šios grupės kuria ją taip pat. Visi mes esame čia bendra kūryboje. Todėl aš pasidalinsiu taip pat nuorodomis keliomis į kelias moteris, kurias aš pati seku, kurios būtent dalinasi sąmoningą motinystę, sąmoningą tėvystę. Ir viskas yra gerai kreiptis ir pasižiūrėti į šios profilius, kai kartais mes tikrai labai specifinėse situacijose, tikrai nelabai žinom, kaip, mes žinom, kad norime reaguoti kažkaip kitaip, galbūt situacijoje su vaiku, bet nelabai žinome kaip. Tai aš pasidalinsiu po šiuo įrašu taip pat, nes aš jas seku ir pati labai stebiu, kiek tai, ką jos dalinasi, taip pat atliepia mano vidui. Tai kaip tą būtinai pasidalinsiu. O kaip jau minėjau, šita grupė yra apie tas naujas tiesas ir tų tam tikrų tiesų aspektai, jie taip pat naujai įsiskleis ir man pačiai. Tai matysim, kokiu formatu mes galėsime įskleisti šias tiesas, nes jau kaip ir sakau, tai yra mes visos prisidedame prie tų naujų tiesų išskleidimo, prie šios grupės bendra kūrybos. Ir va čia prieš video, kai susitelkiau, iš karto atėjo, kad pakviesiu jūs visas apsijungti ir susijungti su savo vaikų sąmonėm. Nes iš tikrųjų tai mes matome įvairiai matome savo vaikus, bet labiausiai, ką norisi pasakyti, būtent šią akimirką, tai kad ir koks mažas ar didelis yra vaikas, pirmiausia, tai jis yra sąmonė. Labai galinga, labai plati, labai didelė ir labai išmintinga sąmonė. Mes dažnai girdime, kad vaikai yra mokytojai. Tai yra, man tokia tiesa, kad ir vaikai yra mokytojai, mes esame mokytojai ir tas mokinys ir mokytas keičiasi nuolat ir įvairiausiose rolėse. Ir iš ties šiandien būtent norisi visas pakviesti apsijungti su savo vaikų sąmonėm. Pajausti vaikų sąmonės šalia savęs. Gal aš taip greitai įvedu į tokią kaip meditaciją, nes ir užsimerkiu, tai tiesiog įsitaisykite patogiai dabar. Jeigu yra toks įvedimas, tai tiesiog jisai toks yra, toks vidinis žinojimas. Ir pajauskime tą sąmonę, kaip mums išeina šią akimirką šalia savęs. Išjauskime jų didybę, jų galingumą, jų platumą, išmintį, taip pat žaismingumą, vaikiškumą, tas įvairiausias energijų formas.
Ir tiesiog pajauskime, kad paimame tas sąmonės už rankos, kaip jau matosi ar jaučiasi, ir tiesiog nusprendžiame nuo šios akimirkos eiti per bendrą kūrybinę erdvę. Kad nėra tokia nuostata pirminė, kad va čia tu atėjai šią žemę ir aš tau tarsi parodysiu, kaip gyventi, o tai yra mes kursime kartu. Nuo šios akimirkos mes eisime kartu. Va čia net ir kaimynas mano tvarkosi, tai girdisi tokia kaip žingsniai, gali girdėtis ir įvairiausiai garsai, grėžimai, tai tiesiog viskam leidžiam būt. Ir leidžiame savo eiti kartu su savo vaikais. Nors mes ir sakome, čia mūsų vaikai, bet tai yra mūsų bendradarbiai, bendrakūrėjai, bendraminčiai, kurie taip pat į mūsų gyvenimus anksčiau ar vėliau įneša to tokio naujumo, naujo požiūrio, naujo matymo kampo. Ir su smalsumu, su tokiu vidiniu įdomumu pradėkime tyrinėti jų kūrybą, jų akimirkas. Taip pat pajauskime jų palaikymą. Ar jiems būtų 2 metai, ar 5, ar 10, jų palaikymą mūsų kūryboje. Kaip mes palaikome juos jų kūryboje. Ir kaip ta kūryba apsijungia, kaip mes kartu kūrėme. Taip jaučiuosi, kad mes pakviečiame vaikus į šią erdvę, kad jie tiesiog matytų ir jų sąmonės, aš apie jas kalbu, kad jie tiesiog kurtų ir padėtų mums kartu išskleisti tas naujas tiesas, pasidalintų savo išmintimis, savo vidiniu žinojimu, kaip sąmonės. Ir mes kartu galėtumėm susivokti, kad visas augimas kartu tame santykyje vyktų būtent per tą vidinį žinojimą, per savo vidinę ašį. Kad jie taip pat perduotų mums būtent į mūsų mintis, į mūsų jausmus, į mūsų tą žemišką sąmonę, tos momentus, kada jiems reikalinga labai tikslinė mintis iš mūsų, jų žemiškai sąmoniai, kuri yra tebeauganti ir tebesiplečianti, ir kad jai reikalinga ta tikslinė mintis, būtent tą akimirką paduodamas tikslinis jausmas, kad mes iš savo vidaus žinotumėme tą akimirką. Ir aš apie žinojimą kalbu, apie vidinį žinojimą, kuris nėra proto žinojimas, toks jau žemiško proto, iš to žemiško sąmonės, kuris ateina iš daug aukštesnių mūsų pačių lygmenų. Ir tikrai kiekviena esate patyrusi situaciją, kai tikrai žinojote, ką daryti. Ir ne dėl to, kad skaitėte kažką knygose ir galbūt netgi priešingai knygos buvo vienaip sakė, jūs pasielgėte visiškai kitaip ir tai buvo taip tikslu ir aišku. Prisiminkite tą momentą, įeikime į vidinį žinojimą.
pasikliaukime to vidiniu žinojimu, kad mes situacijose žinome, kaip elgtis. Žinome, kaip elgtis su savo vaikais, tose akimirkose, kur kartais, kaip sakau, tikrai ne pagal vadovėlį. Jaučiasi dar toksai erdvėje ir džiugesys, kad šioje grupėje taip pat yra vaikai. Tai yra vaikų sąmonės. Vaikai, tai, kaip sakau, tai yra labai toks žemiškas pasakymas vaikai, bet kad yra sąmonės mūsų pačių vaikų. Jos yra erdvėje ir jos mums padės šiame kūrybinėme procese, šioje tiesų skleidime ir mokymasi, kaip kurti kartu. Jaučiasi, kaip erdvė užsipildo tokia gausa sąmonių. Ir aš kažkaip pačiau, kad mes padėsime vaikų sąmonėms, vaikų kaip kolektyviniai sąmoniai, tai vat būtent mūsų vaikai, kai mes, tas jau, žinoma, tas jau darbas, ta veikla, tas veiksmas jau vyksta, tačiau kai mes jau susitelksime taip pat ir tam žemiškame plane į veiksmą, būtent į kolektyvinę vaikų sąmonę, būtent mes būsime kartu su savo vaikais, su savo vaikų sąmonė. Paprasčiausiai čia yra labai paprastas tas toks veiksmas, kada mes tiesiog susitelkę, užsimerkę ir atsimerkę, galime tiesiog pakviesti savo vaikų sąmonės, kurti kartu šioje erdvėje ir dalyvauti visose procesuose, kad viskas vyktų tokiai bendro kūryboje, tam santykė, nes mes čia ir nagrinėsime tą santykį, kursime, išskleisime naujas tiesas. Ir ne veltui aš taip daug kartų pakartoju tas naujas tiesas, nes tai yra tokie labai raktiniai žodžiai. Ir leiskite savo dabar tiem žodžiams įeiti jūs, kad jie rastų vietą jumise. Nes iš tikrųjų žinau, kad tarp mamų, kurios jungiasi šiandien čia, kartu yra tikrai mamų, sąmoningų mamų, kurios jau ne vienus galbūt metus domisi sąmoningą tėvystę. Ir kartais tos tiesos, jos nuolat keičiasi, nes tai yra apie tai, kad mes kintame nuolat, mes nuolatos keičiamės. Ir kartais per daug tas toks užlaikymas tam tikros tiesos neleidžia tam naujai tiesai įsiskleisti. Dabar kviečiu tiesiog tarsi atsiverti savo viduje ir leisti tai naujai tiesai įeiti. Kokia ta tiesa mes panagrinėsime, mes pasižiūrėsime, o dabar tiesiog leisime tai naujai energijai įeiti į mus, rasti vietą, kuris įtvirtinti pas mus, mūsų struktūrai. Lengvai ir paprastai, kad galėtumėme kurti kartu. Ir vėl noriu susakyti tas naujas tiesas ir tikrai leisime tam naujumui visam, kokį mes galime čia išskleisti, pažiūrėsime kokį, turėti tam erdvę. Kaip sakau, čia vienas mokytojas toks yra pasakęs, palikite visas tiesas, kurias jau žinote.